Sveiki, kolegos. Tęsiu temą. Kai jau turime iškirptą volaną, mums reikia pirmiausia apdoroti jo išorinį kraštą. Va štai šitas išorinis kraštas ir aš jį apsiuvinėsiu baby loko. Kadangi mūsų visų overlokai yra skirtingi, būtų gerai, kad pasiimtumėt instrukciją ir pažiūrėtumėt, kasgi parašyta, kaip reikia susireguliuoti overloką baby loko apsiuvimui. Mano overlokas yra Berninos firmos ir parodysiu, kaip aš reguliuoju savo overloką. Baby loko apmėtymas yra daromas 3 siūlais, išimama kairė adata, dešinė adata palieku, adatos įtempimas yra, tarkim, ant 4, tai yra vidutinis, viršutinio siūlo įtempimas gali būti 3,5, gali būti 4 ir apatinio siūlo įtempimas, jisai jau yra daromas didesnis, 7, 7,5. Taip, kaip rašo instrukcija. Dygsnis būtinai nusistato ant R raidės, tai yra tankus dygsnis, specialus baby lokui. Svarbu nepamiršti atitraukti mikro apmėtymo rankenėlės. Ja atitraukiam ir tada overlokas darys mažą poros milimetrų apmėtymą. Siūlės plotis palieku irgi nedidelį, maždaug ant 5 mm. Ir bandysiu pirmiausia ant gabaliuko apmėtyti, pažiūrėsiu, ar gražus gaunasi apmėtymas. Štai kaip atrodo apmėtytas kraštas. Mane toks apmėtymas visai tenkina, gražiai, kokybiškai apmėtė. Šito apmėtymo esmė yra tame, kuo jūs labiau va taip tempsite kraštą, tuo jis jums labiau išsigarbanos, žiūrint, kokio vaizdo jūs norite. Jeigu nenorite stipriai išgarbanoto krašto, vadinasi, medžiagą leidžiam laisvai, overlokas traukia savo tempu, o jūs tik tai vairuojat. Jeigu jūs darote volaną iš šiek tiek standesnio audinio, galbūt storesnės medvilnės, siūlyčiau jums pabandyti tokį variantą. Dešinę adatą palikti 4, viršutinį 4, o apatinį padaryti irgi 4 arba 4,5. Čia yra siūlų įtempimas. Pavyzdžiui, man asmeniškai ant standesnio audinio toks apmėtymas yra gražesnis, negu kai apatinis siūlas stipriai užtraukia. Tada gaunasi toks gana storas, apvalus kraštelis. Pabandykit, visada pasižiūrėkit, kuris variantas jums ant audinio atrodo gražiau, kokybiškiau. Sėkmės, su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė.